Šiandienos istorija skamba tarsi iš kokio nors filmo apie hakerius, bet patikėkit, ji yra tikrų tikriausia. Šiandien aiškinsimės, kaip viena vienintelė klaida vienoje iš populiariausių pasaulyje programavimo bibliotekų sukelia milžinišką interneto sutrikimą, kuris palietė milijonų žmonių. Tik pabandykime įsivaizduoti tą mastą. Pačiame chaoso įkarštyje Cloudflare fiksavo, kaip per vieną sekundę sugriūva 25 milijonai užklausų. Tai ne šiaip didelis skaičius, tai tiesioginis interneto paralyžius vykstantis realių laikų. Tai kaip po galais tai gali nutikti? Kaip viena atrodytų menka klaidėlė, pasislėpusi vienoje bibliotekoje, sugebėjo sukelti tokį galingą domino efektą? Na ką, griebiam jaučia už ragų ir aiškinamės. Gerai, tai pirmiausia pakalbėkime apie paties sutrikimo mastą ir kokį poveikį jis turėjo. Tai nebuvo šiaip koks nors laikinis trikdis. Ne. Tai buvo kaskadinis gedimas, kuris prasidėjo viename iš pačių svarbiausių interneto pamatų. Reikia suprasti vieną. Kai Cloudflare nusičiaudi, visam internetui pasidaro šalta. O šį kartą, patikėkit, tai buvo nelengva sloga, o rimtas plaučių uždegimas. Tai kasgi kaltas dėl visos šios betvarkės? Gal kokia nors kibernetinių nusikaltėlių grupuotė, o gal tiesiog sugedo koks nors svarbus serveris? Atsakymas kur kas įdomesnis ir slypėja ten, kur niekas nebūtų net pagalvojęs. Neįtikėtina ironija, ar ne? Įrankis, sukurtas tam, kad padėtų kurti gražias ir interaktyves svetaines, staiga tapo ginklu, galinčiu tuos pačius serverius tiesiog sugriauti. O kalbame ne apie bet kokią klaidą, o apie RCI, nuotolinio kodo vykdymo pažeidžiamumą. Iš esmės, tai lyg piktavaliai įduotumėte savo namų raktus ir pasakytumėte, daryk, ką nori. Gerai, dabar pasiruoškite, nes nersime šiek tiek giliau ir techninės detalės. Kaip tiksliai veikia šis pažeidžiamumas? Tai tikra detektyvinė istorija programuotojų pasaulyje. Viskas prasideda nuo tokio dalyko kaip serializacija. Skamba sudėtingai? Ne visai. Įsivaizduokime, kad norite paštu išsiųsti surinktą Lego modelį. Juk negalite jo tiesiog įdėti į voką. Jūs jį išardote į kaladėles, sudedate į dėžutę su instrukcija, kaip vėl surinkti. Tai ir yra serializacija. Duomenų išardymas siuntimui. Bet būtent tame išardymo ir surinkimo procese ir slypio velnias. Tarsi karaliašiškasis perlas saugumo pažeidžiamumo pasaulyje. Tai ne šiaip duomenų vagystė. Tai yra visiškas serverio perėmimas. Atakuotojas gauna galimybę skaityti slaptus duomenis, aplinkos kintamuosius. Iš esmės daryti absoliučiai viską. Taigi, kaip atrodė pati ataka? Viskas vyko keliais žingsniais. Pirmiausia, atakuotojas į serverį nusiunčia specialiai paruoštą kenkėjišką duomenų paketą. Šis paketas ima ir sujaukia vidinę React tvarką serveryje. Bet visas genialumas slypi trečiame žingsnyje. Ataka apgauna React ir vietoj įprastos komandos priverčia įkleiptis į tokį dalyką kaip function konstruktorių. Paprastai tariant, tai lyg duotumėte kompiuteriui lapelį su eilėraščio ir pasakytumėte, neskaityk šito kaip eilėraščio, skaityk tai kaip komanda ir ją nedelsiant įvykdyk. Ir kompiuteris paklūsta. Štai taip serveris ir buvo priverstas vykdyti kenksmingą kodą. O žinote, kas buvo tas stebuklingas raktas, atrakinęs visą šį chaosą? Štai šis atrodytų visiškai nekaltas simbolių derinys. Dolerio ženklas ir B raidė. Būtent šis mažytis identifikatorius React Flight protokole ir tapo tuo lemtingu spragtuku, kuris palaido visą pavojingą grandinę. Gerai, o dabar grįžkime prie Cloudflare, nes čia istorija pasisuka 180 laipsnių kampu. Pasirodo, jie nebuvo atakos aukos, jie patys savo iššovė į koją. Taip teisingai, visas šis milžiniškas interneto sutrikimas įvyko, kai Cloudflare bandė apsaugoti interneto nuo šios grėsmės. Tai tiesiog neįtikėtina ironija. Jie pamatė šią pavojingą React spragą ir puolė diegti taisyklės, kad apsaugotų savo klientus. Ir būtent tas bandymas padėti ir sukėlė visą katastrofą. Pažiūrėkime, kaip ta gedimų kaskada atrodė žingsnis po žingsnio. Viskas prasidėjo nuo to, kad diegant apsaugą buvo padidintas HTTP buferio dydis. Atrodo smulkmena, ar ne? Bet šis pakeitimus nulaužė vidinį testavimo įrankį. Ką jie padarė? Na, logiška, tiesiog išjungė jį. Bet išjungus įrankį, senesnė jų sistema, parašyta Lua kalba, staiga pradėjo gauti tuščius, vadinamosius nil atsakymus. O senoji Lua sistema nebuvo pasiruošusi tokiam siurprizui. Bandydama apdoroti tai, ko nėra, jį tiesiog užlūžo. Visiškai. Ir nusitimpė viską kartu su savimi. Ir štai čia atsiskleidžia visa programavimo kalbos pasirinkimo svarba. Senoji sistema, parašyta Lua, tiesiog subirėjo į šipulius, o naujesnė, kuri buvo parašyta Rust kalba, toliau sau ramiai veikia. Kodėl? Nes Rust yra sukurta kitaip.
Ji tiesiog neleidžia programuotojui padaryti tokios klaidos. Ji dar kompiliavimo etape pagauna tokias problemas ir sako, ei, čia gali būti bėda, pataisyk. Tai ne gaisro gesinimas, o gaisro prevencija pačiame projektavimo lygmenyje. Taigi, kokias pamokas galime išmokti iš viso šito chaoso ir sudėtingos, bet be galo pamokančios istorijos? Ir žinote, kas įdomiausia? Tokios problemos susijusios su duomenų siuntimu nėra jokia naujiena. Štai citata iš Sun Microsystems dokumento parašyto 1994 metais. Būtinybė atskirti vietinius ir nuotolinius objektus yra katastrofiška, bet neišvengiama pasekmė. Praėjo beveik 30 mečiai, o mes vis dar kovojame su tomis pačiomis fundamentaliomis problemomis. Taigi, ką išsinešėme iš šios istorijos? Keletą svarbių dalykų. Pirma, kuo sistema sudėtingesnė, tuo didesnė rizika kaskadinių gedimų. Viena maža detalė gali sugriauti viską. Antra, net atrodytų nekaltas pakeitimas gali turėti milžiniškų nenumatytų pasekmių. Trečia, programavimo kalba – tai ne stiliaus klausimas, tai fundamentalus saugumo ir atsparumo pagrindas. Ir galiausiai fundamentalūs iššūkiai niekur nedingsta. Istorija linkusi kartotis ir mes privalome iš jos mokytis. Ir pabaigai negalime nepaminėti žmogaus, kuris visą tai atkapstė. Tai saugumo tyrėjas Laklandas Davidsonas. Jis praleido daugiau nei 100 valandų, kad surastų šią spragą. Jo darbas be jokios abejonės išgelbėjo nesuskaičiuojamą galybę serverų nuo potencialių atakų. Tiesiog neįtikėtinas atsidavimas. Ir ši istorija palieka mus su vienu neramiu klausimu. Jei viena klaida vienoje populiarioje bibliotekoje gali sukelti tokį chaosą, tai kur mūsų begalo sudėtingame skaitmeninėme pasaulyje slepiasi kitas toks silpnas taškas? Kur yra ta kita domino kaladėlė, kuri tik ir laukia, kol ją kas nors stumtels? Apie tai tikrai verta pagalvoti. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų kartų.